Sveikas, Vilmantai. Sveikas, mokai. Kaip tau sekasi? Ai, nežinau, o po darbų biški, bet gerai. Nice. Tai kas nežinojot, Vilmantas yra mūsų mokinys, mūsų akademijos mokinys, kuris praėjo kursą nuo nulio ir dabar jau praėjo, kiek jau praėjo nuo kurso? Nu, bus kokie geri mėnesiai. Nu, apie 2 mėnesiai. Ir kaip tau sekasi įsivažiuoti tą visą industriją? Tai man jau kursų metu sekasi įsivažiuoti į industriją, tai dabar jau nežinau, kaip dirbu tiesiog, bet gerai sekasi. Ok, Vilmantai, kaip nusprendai pradėti mokymus ir kas privedė prie šito sprendimo tiesiog eiti šiuo keliu, barberio keliu būtent? Tai šitas sprendimas gal senovėje yra atsiradęs su barberio pasaulio, susipažinęs prieš kokius gerus 6 metus, kai pats pradėjau lankytis barberiniai. Vis žiūrėdavau, kaip žmonės savo laisvai jaučiasi, kaip gerai atrodo visa aplinka, atmosfera. Ir vis krepždėdavo kažkokia mintis, gal blemba, aš irgi visai norėčiau taip suktis. Nu, tipo, tuo metu dirbdavau kariuomeniai, visiškai kitas pasaulis, bet kažkaip tai vis ta mintis niekur nedingdavo. 3 metus kažkur gyvenau su šitą mintį, kad visai norėčiau pabandyti, tai ilgai brendo, bet pagaliau vieną dieną prisiverčiau ir toksai labai džiaugiausi, kad pradėjau. O būtent, kas stabdė tos 3 metus? Kodėl taip ilgai vyko tas pasiruošimas pradėti tą kursą? Kiek domėdavausi, tai visai atrodė sunkus startas, atrodo pilna, čia tu jau barberių ant kiekvieno kampo pilna, tu barberių, nu tikrai užkimšta, atrodo rinka. Ir tuose galvojau, gal net neverta ten tų savo pinigų nei investuoti, nei nieko, nes kiek žiūrėjau, tai nėra nei pigus amatas, nei ką. Tai gal tas ir stabdė. Na, šiaip daug mokinių mini tai, kad atrodo, kad tipo, jau užpildyta rinka, kad tų klientų jau nėra pakankamai jiems dirbti, bet nuo dabar, praėjai kursus, pradėjai dirbti, kaip tau sekasi susirinkti klientūrą? Ar tų klientų yra? Tai aš... Taip trumpai, tai aš kurso metu jau, kiek mes atsimenam, aš jau pradėjau dirbti barbershop'e, pavyko lengvai rasti tą darbo vietą, nes nudingo ta iliuzija, kad čia užkištos vietos, bet pasirodo ten tų normalių amatininkų, tai visai, kad trūko ir truks. Tai čia daugiau nuo pačio požiūrio, kaip tu žiūri į šitą amatą ir priklauso, ar ten tu gausi tą vietą ar negausi tas vietos. Tai dėl klientų, tai, nu, nežinau, yra blogų dienų, yra ir gerų dienų. Yra dienų, kad pilnai užbukintas būna ir yra dienų, kad ten apkirpi kokius porą žmonių, bet, nu, normalu tokia pradžia. Ok, minėjai, kad jau kurso metu pradėjai dirbti barbershop'e, taip? Taip. Kokiu būdu atsiradai barbershop'e jau kurso metu? Kaip tai vyko? Papasakok man. Tai man, pavyzdžiui, asmeniškai kursų trūko. Nu, ne iš tos pusės, kad trūko ten kažko, man trūko tų kirpimų. Aš kiekvieną dieną rasdavau laisvo laiko, nu, tarkim, kursai vyksta savaitgalį tik tai, bet yra dar visa darbo savaitė, kai aš, nu, noriu toliau kažką tai daryti su tuo kirpimu, kad jausčiau pats savyje progresą, kad judu gerą linkme. Tai tiesiog ieškodavau žmonių, ką kirpti ir laisvų metu, visai rasdavau progą, važiuodavau, kirpdavau žmogų ir taip susibendravau su tiesiog, kurioje vietoje dabar dirbu žmogumi. Ir jisai tiesiog pabendravom, pamatė, kad esu užsidegęs kirpimuose ir tiesiog pasiūlė ateiti, pasišnekėti su viršininkais ir gal gausiu darbo vietą. Tai belė kiek drąsos. Reikėjo vienam stotis prieš visiškai kitus ten meistrus, kas mane vertino. Žiauriai drebėjau, bet nuėjau, pasiėmiau tos kiaušinius ir padariau tą kirpimą ir priėmė tiesiog mane dirbti. Nice, labai nice istorija. Žiauriai, šiaip džiaugiuosi, kad turim tokių mokinių, kurie daro tokius rimtus sprendimus ir nebijo nueiti. Aišku, aš suprantu, tai buvo vis tiek kažkokia kova, to reikėjo perlipti save ir ateiti į tokią gal nelabai pradžiai malonę vietą, nes vis tiek jautei kažkokį spaudimą, buvo tie patys vertintai kažkokie, kad galėtum įsidarbinti, ne? Bet pabandęs, gavai gerą rezultatą ir pradėjai jau dirbti realiai. Jau įsivažiavai į tą būtent barberio amatą. O pradėdamas kursus, ar turėjai kažkokios patirties jau prieš
pradedant? Ar atėjai visiškai be patirties? Taip patirties, kaip ir sakau, turėjau 5 metus ar 6, lankiausi barbershopuose ir aš gal buvau tas klientas, kuris nelabai patiko amatininkui, nes aš visą laiką pastebėdavau, ką jisai daro, kaip jisai ten mane kerpa ir aš tiesiog net būdavo momentų, kad liepiu atsinešliniuoti, nes aš matau, kad aš kryvai nukirptas ir viena pusė yra aukščiau nukirpta, kita žemiau. Tai gal tiesiog turėdavau akį į tą kirpimą ir visą laiką kreipdavau dėmesį, kaip tai vyksta. Tai tik tokios patirties turėjau šiaip fiziškai, kad pats kažką būčiau daręs, tai visiškai nieko. Kaip iš visų supratai, kad tas barberio kelias tau tinka? Kad tai yra tau? Šiaip visą gyvenimą buvau suvaržytas, nes kaip minėjau, dirbau kariuomenėje, ten vis tiek turi kažkokius rėmus, ten išvaizdą, bla bla bla. Ir aš visą gyvenimą buvau menininkėlis. Tai buvo, piešdavau visą gyvenimą, ten man rūbai įdomu, aš pats siūnu rūbus, darau rūbus, visur yra kažkokia meniška išraiška. Ir į tos kirpimus irgi žiūriu kaip į savotišką meninę išraišką. Ir norėjau tiesiog vietos, kur aš galėčiau save reikšti, galėčiau aš atrodyti, kaip aš noriu atrodyti ir būti nevaržomas. Tai dėl to viskas ir vedė man prie šito amato, kad aš matau, kaip aš galiu save realizuoti šitoj vietai ir būti laisvas žmogus. Mano manimu, ir tas ir yra smagiausia mūsų amate, kad mes galim užsiimti kitais dalykais, kitom sritim, tarkim, ne tik orientuotis tik į kirpimus, mes galim dar ir kurti šiaip visą įvaizdį, kaip tu minėjai prieš tai, užsiiminėjai rūbais. Žiauriai cool, kad tu esi puikus pavyzdys realiai to žmogaus, kuris išnaudoja barberio amato tas privalumus tokius. Ok, o kaip pradėjai dirbti savarankiškai, ne salone, jau mes kaip ir buvom, su mumis jau baigėsi visa ta praktika ir jau grinai stojai dirbti grinai 1-1 su klientu, ar buvo sunku įsivažiuoti? Tai tie mokymai kaip ir yra nuo nulio barberio startuolio, tai tą ir supratau. Atrodo, kurso metu tiek daug informacijos tavo farširuojama į tą galvą, tu toksai, jo, kaip suprantu, čia man žiūri, pirštu rodo, kaip aš kirpsiu, kokią ten liniją turiu padaryti. Jo, viskas gražu, bet kaip pradedi vienas dirbti, pameti pusę tų dalykų, ką aš nekėjau. Atrodo dar ir dabar, ten po tų 2 mėnesių, tai kaip lemba, man čia šitą sakė. Ai, tai aš čia šitą turiu daryti, man tik tai dabar dar vis virškinasi ta informacija, ką aš buvau gavęs informaciją. Jos tiek daug, kad neįmanoma suvirškinti. Tai jo, buvo sudėtinga, buvo streso, kai ateina kažkokia tai visiškai kitokia galva, negu mes ten čiupinėjom. Tai jo, daug iššūkių, bet priverčia patį prisiminti ir kokius įrankius tau rodė naudoti ir kokius ten šukurštis tau davė. Priverčia tikrai blemba supurti tą galvelę. Tai jo, buvo iššūkis startuoti vienam. Ok, Vilmantai, prabėgom čia nemažai tų klausimėlių, bet vieno esminio klausimo nepaklausiu tavęs. Kodėl būtent mus pasirinkai? Kodėl būtent mūsų akademiją? Tai jeigu taip nuoširdžiai, aš tiek tave, tiek Lauriną irgi, kaip ir minėjau, stebėjau jau senojoje, jūs mane esat matyti, ten Rusijai, bet kur kirpdavot, mačiau, kas esate. Ir aš toksai pasižiūrėjau, kas veda kursus per žmonės, man atrodėt jūs rimti žmonės. Nes daug matęs ten tų meistrų ir tikrai nepasitikiu, jūs man buvot kažkaip tai artimesni mano norimam meistrui, į ką aš norėčiau lygiuotis, tai dėl to ir pasirinkau jūs. Ir šiaip, dar įterpiant, kodėl jūs pasirinkau, tai man ir visai tas grafikas, mano tuo metu gyvenimui tiko. Tiesiog patiko. Jo, aš kitur pasižiūrėjau, ten tie grafikai, ten vieną dieną kiaurą apisinų, ten nuo 8 ryto iki 8 vakaro, kur, tu perkepsi. Čia taip, išskaidyta, gal jo savaitgalį ten tų neturi, bent kaip mes jo mokymus tai buvo, bet, nebuvo tos perkrovos per didelės, kad, tu nespėtum atsigauti. Tai jau mūsų tikslas ir buvo padaryti tokį kursą, kuris būtų efektyvus, kuris būtų greitas. Kad mes atiduodam savo savaitgalius, bet tokiu būdu mes neprarandam savo darbo vietas, mes galim toliau dirbti, mes toliau mokomės. Ir tos 5 valandos per dieną, manau, buvo pats idealiausias tas laikotarpis, kad neperkeptų galva, kaip tu prieš tai minėjai.
Šiaip jo, tas 5 valandas nebuvo, kad per daug, bet va, kai jau perėjom prie praktinės dalies, tai man trūko, kaip ir sakiau, kad aš net ieškausi, tipo, savo papildomai tų veiklų, po kursų varau, o čia pora žmonių nori kirptis, gerai varau kirpti. Bet teoriniai dalį, tai jo, tipo, sočiai tos 5 valandas, nei per daug, nei per mažai. Na, žinai, sunku per tokį kursą, per tokį, ne per kursą tokį, o per tokį trumpą laiko tarpą yra pasiekti aukščiausią lygį barberio, žinai. Čia yra kelionė, čia yra, žinai, kelias nuo pagrindų, tu pabiškai kyli. Tai mes, mūsų tikslas ir yra išmokinti visų pagrindų, kuriuos tau reikia mokėti, kad ateityje mokėtum ir pats kažkokius sprendimus atlikinėt, pats kurti tą stilių. Aišku, jau su laiku atsiranda kūryba, atsiranda papildomi dalykai kažkokie. Čia jau nuo tavęs priklauso, kiek tu nori investuoti to laiko ir pinigų. Tipo. Tai kaip ir minėjau, tipo, dėl to ir ieško ten, aš, pavyzdžiui, ten laisvų metu, kad kirpti, kitas gal neieško, jo, čia jau individualus kelias, kurį mes ten renkamės eiti. Tai jo, okei. Kaip tavo šeima ir draugai sureagavo į tai, kad tu pradėjai kirpimus, pradėjai barberio kelionę, pradėjai domėtis to ir pradėjai tiesiog kirpti? Nuoširdžiai aš nesu jau toksai, kad ten labai su ta šeimina diskutuočiau ir aptarinėčiau savo sprendimus gyvenimo. Tai realiai niekaip nereagavo, nes aš nei ten sakiau, nei nesakiau, tiesiog pamatė, kad sakau, o sėskis dabar broliui kėdę ir kerpam tą, ir tai buvo, o kas čia vyksta, ir tai buvo, tai aš mokinuosi. Tai taip gal ir sužinojau, kad aš jau pradėjau mokintis, aš jau gal laiką šnekėjau, kad visai norėčiau. Tai mano tėvai nei ten prieš, nei už. Tipo, jie sako, daryk, kas tau patinka. Tai jie tą ir matė, kad man tiesiog patinka. Tai gal labiau čionais yra dalykas, kaip labiausiai tu dėl to reaguoji, kokius tu savo klausimus atsakai, ar tu tikrai to nori. Jei tu tikrai to nori, tai nelabai įdomu, kas kaip reaguoja. Ar tai draugai ar šeima. Faktas. Tikrai, tu atliekis tą sprendimą. Tikrai, Vilmantai, ką dabar palinkėtum ankstesniai savo versijai prieš tos 3 metus, kai dar tik mąstėjai apie tos kursus? Ką jam pasakytum dabar? Tai visų pirma, duočiau žuvį. Sakyčiau, durnelį, ką tu dar čia svarstai? Dievo, tai kokiu dar tau reikia kažkokių kabliukų, taškiukų susidėti, kad tu jau pradėtum daryti tai, ko tu nori. Tai nežinau, tikrai trenkčiau žuvį ir važiuočiau į priekį. Dabar nežinau, ant kiek savo kiekvieną dieną šaunuolis jaučiuosi, atsikeliu ir geriausią sprendimą padarėjai, kad pradėjai, pagaliau negailiai nei tų pinigų, nei laiko, nei visko negailiai. Tai jo, kiekvieną dieną atsikeliu, jaučiuosi šaunuolis ir einu savo, net nevadinu to darbu, nes tai tiesiog laisvė man. Tai ką, Vilmantai, smagu buvo pasišnekėti šiandien. Matau dar tą ugnelę, kurią mačiau kurso metu. Matau, kad dar užsidegėsi siekti, tobulėti, mokytis. Tikrai ne paskutinis kartas, kada mes su tavim susitinkam, manau. Susitiksim gal ir mūsų kažkokiuose kursuose. Tai man ir malonu, jūs prisimenate dar mane, kad aš buvau su jumis kartu. Tikrai maloniai pasišnekėjom, gal pačiam privertė biškį pareflektuoti, kodėl viskas vyko, tai už pokalbį. Ir ką, tikrai manau, kad dar susitiksime. Iki, Vilmantai.